Vakarų Lietuvoje glūdi geoterminių vandenų klodai, tačiau jie, pasak mokslininkų, visiškai neišnaudojami. Esą užuot naudojusios Lietuvos žemėje glūdinti vandenį, mūsų šalies gydyklos įvežasi iš negyvosios jūros. Nuo skirtingos koncentracijos šita spalva intensyvėja arba silpnėja. Klaipėdos mokslo ir technologijų parko laboratorija. Čia mokslininkai atlieka geoterminio vandens tyrimus. Jie parodys, koks vanduo glūdi vakarų Lietuvos žemės gelmėse ir kam jis gali būti naudojamas. Kiekvienas iš dabar įsikūrusių ar įkūriamų, galbūt kada nors įsikūrusiančių spa centrų galėtų žymiai pakelti savo paslaugų kokybę naudodamas šitą vandenį. Bet tai dar ne pabaiga, nes iš tikrųjų, kaip minėjau, šitas vanduo turi ir farmacinį potencialą. Farmacinis potencialas iš tikrųjų galėtų pritraukti aukštųjų technologijų įmonės į regioną gaminti farmacinius produktus iš šito vandens. Į laboratoriją vanduo atkeliavo iš šios jėgainės. Geoterminį vandenį šilumos gamybai naudojančios jėgainės vadovas neslepia apmaudo, kad išsiurbtą vandenį tenka grąžinti atgal į žemę. Šiuo vandeniu galėtų būti šildomi baseinai, nebejojama, kad jis gali gydyti odos, reumatinės, kvėpavimo takų ligas. Šis vanduo savo sudėtimi panašus į negyvosios jūros vandenį. Jeigu lietuviai būtų apsukresni, vakarų Lietuvoje jau seniai galėjo rasti spa centrai, gydyklos ar vandens pramogų parkai. Deja, šiame regione nėra nė vieno tokio centro. Jeigu mes pažiūrėsime į Europą, sakykime, arba į pasaulį, tai Lenkijos pavyzdys, Vokietijos, Slovakijos, tai visur, kur yra geoterminė jėgainė, ten atsiranda kažkokie balneologiniai centrai, atsiranda atviri baseinai, atsiranda kažkokie gydomieji dalykai. Mokslininkai sako, kad niekur kitur Baltijos šalyse nėra tokio geoterminės energijos potencialo, koks yra vakarų Lietuvoje. 2 kilometrų gylyje esančio vandens temperatūra čia siekia apie 70 laipsnių. Teigiama, kad Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijos lygumoje geoterminis vanduo yra 2 kartus šaltesnis.